Integruotoje kūno terapijoje naudojasi ir osteopatija, ir kraniosakralinė terapija, psichosomatika, biologiniu dekodavimu, o kartais ir papildomom dar technikom. Kodėl? Todėl, kad kūnas, o ne protas sprendžia konfliktą ir vienu metu labai dažnai prireikia kelių technikų, kad staigiai padėti įjungti kūno resursus. Ir neužtenka suprasti, kas su jumis nutinka, nors dažnai mes ir to neprisimename, bet svarbu saugioje erdvėje dar kartą išgyventi traumą, staigaus streso arba lėtinio streso, kad uždaryti konfliktą būtent savo smegenyse, nuo kurių ir prasideda įtaka į tam tikrus organus ir pasireiškia simptomatika, kaip nevaisingumas, onkologija, lėtinė liga, kartais autoimuninė ar tiesiog nemiga bei nerimas. Taigi, uždarius konfliktą ir įjungus kraniosakralinę terapiją atstatomi resursai.